Labas, pasidalinsiu statistiką strategijos, kurią naudojame su komanda Forex'e nuo balandžio 22 iki balandžio 26 dienos. Taigi čia yra Papa Forex strategija ir kaip matome yra rezultatai. Tai yra dvi strategijos, KISS ir Kill Zone, ir aš ją pritaikau dviejais laikais. Tai yra, kai atsidaro Londono marketas bei kai atsidaro New Yorko marketas. Lietuvos laiku tai būtų nuo 10 val. Ir nuo 16:30. Ir galime matyti, turime dvi skirtingas poras, kurias aš pati asmeniškai treidinu, tai yra auksas, XAU ir taip pat Dow Jones indeksas arba DJ. Įdomus dalykas, kad jeigu aš pasieku savo pelną, dienos pelną, aš daugiau nebetreidinu tą dieną ir kaip matote, ganėtinai buvo puiku, kadangi Londone per pirmąsias sesijas su KISS strategija jau galėjau atlikti pelną, tai yra čia būtent yra pipsai, tai tu pasirinkti savo lot size atitinkamai pagal savo akaunto dydį ir treidinį. Ir buvo labai įdomi savaitė, kadangi tikrai buvo labai daug break-even trade'ų. Ir ką tai reiškia? Reiškia, kad pradėjome eiti į pliusą ir marketas po kažkurio laiko atsisuko. Ir tai buvo 100 pipsų, 130 pipsų, netgi 212 pipsų, tai yra labai daug, galėjome pasimti tikrai neblogą pelną, bet aš į statistiką būtent šitų visų net neįtraukiau. Čia yra paskaičiuota tik bendrai, kiek pasiekė take profit ir kiek pasiekė stop loss. Ir matome bendrai paėmus procentais, win rate buvo 63%. Tik su KISS strategija šią savaitę būtume pagavę 650 pipsų ir bendrai 286 pipsus. Tai kaip matome, Kill Zone nebuvo tiek tiksli ir aš pastebėjau ir tiesą sakant, taip pat buvo prisigavus keletą kartų. Situacija tokia, kad pajuda, čia yra būtent auksas, bet man atrodo su US30 dažniau taip pasitaikė su Dow Jones. Tas situacijos, kur palėtė ir tiesiai nuvažiavo į stop loss. Toje paieškosiu. Čia vienas iš variantų ir tai yra, pažiūrėsiu į laiką, taip būtent pagal Kill Zone aktyvavosi palėtė ir nebuvo galimybės jokios padėti į break-even, tai yra apsaugoti kapitalo ir tiesiai nuvažiavome į stop loss. Žinoma, jeigu būtume žiūrėję, galbūt, čia viskas kaip ir ok. Kartais pralaimėm, nieko tokio, galiu pasidalinti savo išklotinės savaitės, bet čia būtent yra tokia apžvalga. Aš manau vis tiek neblogai. Šitas labai įdomus treidas, tai buvo ketvirtadienis KISS sesija New Yorko, galime pažiūrėti. Toj susirasiu ketvirtadienį. Taip, čia yra ketvirtadienis ir tai yra būtent ta sesija, kurios mums reikia. Kaip matote, stop loss ir take profit yra labai aukštai ir jeigu pamatuotumėm, ketvirtadienis KISS New Yorko sesija. Ne tą žiūriu. Štai čia keliavo, čia buvo žinios. Po 1:30 mano laiku, tai Lietuvos laiku po 3:30 dienos metu dažnai būna svarbios žinios ir kaip jas galime pasitikrinti, tai nueiname į Forex Factory ir tenais galime matyti, kokios yra svarbiausios ekonominės žinios tą dieną. Tai galime matyti, pavyzdžiui, čia pirmadienį Europoje, čia bus visą dieną, antradienį štai tokios žinios ir kaip matote po 1:30, pavyzdžiui, Employment Cost Indexas, taip pat bus ir vėliau savaitėje svarbios žinios ir dažniausiai jos būna tuo pat metu maždaug po 1:30. Tokiu atveju,
Kartais galima ir netradinti, kadangi pagal šią strategiją iš tikrųjų mes galime pagauti labai daug pipsų, bet ir stop loss bus nemažai pipsų. Tokiu atveju tiesiog galima susimažinti lot size arba nusimti tiesiog dalinius užsakymus. Mūsų take profit turėjo būti štai čia, kur ta žalia linija. Pasiekėm tikrai nemažai. Buvo galima nusimti labai gerą pelną. Kas nusiėmė, sveikinu. Ok, mano savaitė, čia būtent yra įrašas. Kaip matote, labai daug break-even trade'ų. Labai daug tiesiog uždariau nei su pliusu, nei su minusu, su labai nedidelė suma. Bet pagrinde viskas labai puikiai. Su šitu akauntu mano tikslas yra $80 per dieną. Specifiškai, kaip matome, savaitė 22-27. Ir $80 tai būtų tikslas $400 per savaitę. Čia yra pasiektas su kaupu, tai viskas bendroje sumoje labai džiugina. Ok, šiandien tiek. Pasidalinsiu būtent, kur mes visko mokinomės. Tai čia yra mūsų One Vision Lithuania grupė. Tiek bendrai visa pagalba, tiek taip pat, kam įdomu naujiems nariams, kaip nuo ko pradėti. O pati strategija mes mokomės iš mūsų edukatoriaus. Tai turime skirtingų Telegram kanalų. Vienas iš jų yra E-Manara Espanol. Ir būtent čia ne tik gauname signalus, tai yra duoda, tiesiog atsiunčia žinutę, kada ir ką galima pirkti, bet taip pat mes turime edukaciją, kaip ir nuo ko pradėti, kaip naudoti šią strategiją. Ok, šiandien tiek ir susitiksime kitą savaitę.